Per didžiausius žiemos šalčius atlikome įdomų eksperimentą. Apsilankę vienoje iš privačių sodybų, nusprendėme pasidomėti, ar neužšalo biologiniai valymo įrenginiai. Šiandien per pietus termometras rodo apie 23 laipsnius šalčio ir norėtumėm parodyti, kaip iš tikrųjų galima sumontuoti nuotekų valymo įrenginius ir kad prie tokių šalčių įrenginiai nedaro jokių problemų, jeigu jie yra teisingai pasirinkti ir teisingai sumontuoti ir laikomasi gamintojo nurodytų kažkokių tai reikalavimų. Kaip matote, įrenginiuose yra labai šilta, nors įrenginiai yra labai aukštai. Įeinantis vamzdis, šičia, kuris yra padarytas, yra apie 20-30 cm po žeme. Šie biologiniai valymo įrenginiai yra sumontuoti 3 metrai nuo namo ir negiliai. Tuo tarpu egzistuoja mitas. Valymo įrenginius, kad jie neužšaltų, reikia užkasti kuo giliau po žeme. Užkastus giliai valymo įrenginius yra labai problematiška prižiūrėti ir eksploatuoti. Plius išbrangsta labai statybos kaina taip įrengti. O kai kur yra neįmanoma dėl to, kad yra gruntiniai aukšti vandenys. Atidarome kitą, antrąjį šulinuką, į kurį subėga jau išvalytas vanduo. Čia yra rezervaras. Vasarą šito vandenį mes naudojom antrą kartą kaip techninį vandenį, visą teritoriją laistant. Žiemą šito vandens nenaudojom, užtat yra įleistas siurblys. Kada vasarą jis vyksta laistymas, žiemos momentu yra padaryta papildomas dar vienas išėjimas, kur filtruojam vandenį į gruntą. Matome vadinamuosius 3 kartos biologinio valymo įrenginius, kurių išvalymo parametrai labai aukšti. Tik tokius įrenginius į savo rinką įsileidžia šalys kaip Norvegija, Vokietija, Kanada. Garantuotas išvalymas koli bakterijos iki 99,99%, kas patvirtino Vokietijos laboratorijoje testai, nes šitas gaminys buvo 9 mėnesiai testuotas Vokietijos laboratorijoje. Taigi, kodėl šie biologinio valymo įrenginiai neužšąla ir per didžiausius žiemos šalčius? Ar valymo įrenginiai neužšals ir veiks, jei sodyboje kasdien negyvename, ar išvažiavome keliom savaitėm atostogų? Procesas biologinis gali vykti valymo įrenginį tik tada, kada temperatūra ir pasiekti gerus rezultatus, kada temperatūra nebus mažesnė negu 10 laipsnių. Reiškia, gamintojas turi numatyti, kad temperatūra būtų laikoma nesvarbu, yra atitekantis vanduo, ar žmonės atostogauja jau visą mėnesį, kad proceso viduj būtų temperatūra ne mažesnė kaip 10 laipsnių. Pagrindinė temperatūra palaiko valymo įrenginį, tai kompresorius. Kompresorius yra taikomas toksai, kuris membraninis, kuris suspaudžia orą, o suspaustas oras, kaip taisyklė, pasidaro šiltas. Taip, pučiam į valymo įrenginį ne iš lauko paimtą orą, bet jį suspaudimo momentu jį sušildom, o neužšąla valymo įrenginys dėl to, kad viduj vanduo yra visą laiką juda. Tai yra judėjimo procesas, plus gyvi mikroorganizmai palaiko tą temperatūrą. Kas bus su biologiniais valymo įrenginiais, jei tarkime juos sumontavome rudenį, tačiau žiemai sodyboje nespėjome apsigyventi. Mūsų naudojamos žaliavos prie šalčio plečiasi kartu kaip ir ledas. Tai šitam valymo įrenginiui jūs nesunaudosit nei sąnaudų ir jokių problemų neturėsit. Jį paliekat pilnumoj užšalti taip, kaip gamta padarys, taip ir bus. Pavasaris atšilus, gaminys veiks ir jokių problemų su juo nebus. ES direktyvos numato, kad biologiniai valymo įrenginiai turi veikti nuo +40 iki -40 laipsnių temperatūros. Manau, kad žmonės, norintys įsigyti būtinų nuotekų valymo įrenginius, turėtų galvoti ne apie tai, už kiek jas galima nusipirkti. Turėtų galvoti apie paprastus žmogiškus dalykus, kada parduodant nekalbama yra. Kas bus, jeigu įrenginys neveiks? Kas bus, jeigu įrenginys užšals? Kas bus, jeigu įrenginys sugedo? Iš tos klausimus reikia gauti atsakymus. Reikia galvoti, kas bus, kada bus problemos ir kas jas spręs. Ant kiek greitai jūs sulauksit pagalbos, ant kiek greitai jums pakeis atsarginę detalę, ant kiek greitai jūs sutvarkys problemą ir jūs vėl galėsit ramiai gyventi. Pagrindinis patarimas – pasidomėkime, ar biologinius valymo įrenginius parduodanti įmonė yra gamintojas ar tarpininkas, ar taip pat kartu siūlo ir montavimo bei eksploatacinę priežiūrą.